Pristatome egzotišką ir dar nematytą naujieną – akmenų rinktuvą skirtą keturračiam motociklą. Staulės iš Danijos. Staulės akmenų rinktuvas yra pilnai danų produktas, turintis savo autonominį variklį ir savo hidraulinę sistemą. Tad iš keturračio motociklo ar kitos technikos, kurią prikabinsite prie šio rinktuvo, iš tos technikos reikalinga tik 12 voltų rozetė. Pati priekabėlė turi nepriklausomą pakabą, torsioninę, ir sveria 430 kg. Viskas pagaminta iš cinkuotų storų plieno lakštų, todėl nebijo didesnių akmenų, kurie bus kraunami į šį rinktuvą. Kokius dydžio akmenis gali paimti šis rinktuvas? Tai, sakykime, iki pusės metro tiek, kiek gali tilpti iš šį rinktuvo, o tilpti gali tikrai nemaži akmenys, kurie gali pasitaikyti ant jūsų išdirbto lauko. Labai svarbus aspektas yra tas, kad keturračio ir rinktuvo kombinacija nėra sunki, todėl galite važiuoti ir per sudygusius pasėlius, jų nepažeisdami. Važiuojam su Staulės kūrėju Sorinu. Hi Sorin, you're on camera now. Hello. That's perfect. Nice. Petras sako, kad vis sunkiau žmonės yra prisikviesti į akmenų rinkimo talką. Atsirado toks sprendimas, gaminys iš Danijos, tas Staulės rinktuvas. Pasiimam naują Can-Am keturratį iš Moto Marine. Pažiūrėsim, ar užtenka 9 keturračio svorio šiam agregatui su akmenimis tempti. Ir maždaug galėsim įsivaizduoti, kiek greitesnis šis sprendimas yra už akmenų rinkimą rankomis ir traktorių su kaušu paskui. Atvažiavom į Moto Marine ofisą Vilniuje. Kaip galvoji, rizikuoji ar nerizikuoji? Čia yra litrinis daiktas, 80 arklio galių, tai su juo reikia labai atsargiai. Šiai dienai jisai pats galingiausias, turbūt galima sakyti, rinkoje. Mesgi šiandien jį naudosim darbui. Tik darbui, su L-Power, su 4 varomais ir labai lėtai. Tikėkimės. O ką Petras darys, kai paliksim, jau nežinau. Supratau. Turėtų gerai būti, nes tai yra Can-Amas Outlanderis. Turbūt populiariausia technika šiai dienai pasaulyje. Nu ir tikėkime, kad jisai puikiai pasiteisins. Šitas tai žiauriai geras, pats važinėjau, rekomenduoju. Reguliuojami foksai, reguliuojama pakaba, tas litrinis variklis. Tik gazą paspaudė, tai iškart važiuoja, jau nereik laukti. Taip. Kol Petras važiuoja iš lauko su lėkštėm, einam pažiūrėti, kaip paneris laikosi. Naudoja kietmetalio kaltus. Tu atvažiuos, paklausim, kiek jau suskuto. Gal pasakys, ar yra skirtumus tarp paprastų ir šitų kaltų. Načalnika. Petrai, pasakyk dar, kad jau apsilankėm, kaip sustiprinti ranerio kaltui tarnauja. Tai dar labai nedaug skutau, bet gal gerai? Tai nieko dar nežinau. Sustiprinti tai buvo ant ginto, ant šito uždėti, ant APR. Tai keitė, gintaras dabar su juo dirba, keitė, galinius jau pakeitė, paprastus, o priekį sustiprinti dar vis... Tokie 2-3 kartus ilgiau tikrai laiko. 3 tikrai laikys kartus ilgiau. Reikia žiūrėti pagal sąlygas, ypač kai sausa pasiteisina. Jo, kai sausa. Nu, ta prasme, jeigu nepamatysi, tai kad nudylo, nudroši kojas. Nu. Ja, taip kaip strėlė nusidroši. Dabar vieną skutiką turim kieme, tai toks kaip apdyla aplink tą kietmetalio plokštelę, jeigu su elektrodo neprivilina. Atvežėm mamutą, Petrai. Ką darysi? Mulčiuosiu. Pūdymą. Pūdymą. Man vienas agronomas sakė, kad negalima pūdymį mulčiuoti, nes išsiskiria rūgštis tada į žemę. Gal. Buvom dabar vienam ūkė, tokį skutiką kaip tavo BTC. Nu tai traktorių mina. Ir tų stiebų jau tokie sumedėję būna, tai jų nesupjausia. Nu, paguldo kažkiek, nupjauna nuo šaknies, bet jie guli. Nes aš jau turiu patirties su tokiom žolėm, kai jas tipo įterpi, bet jeigu nesumulčiuoji, tai nieko gero. Tai ne veltui gi Olandijai pirmą mulčių ir jisai negalėjo plūgas. Taip, net ražienas gi mulčiuoja, jeigu aukštas. Taip. Gautas iškvietimas, kad pas Petrą laukuose daug akmenų. Petras. Esminis dalykas, naudojantis Staulės akmenų rinktuvu, yra tinkamai sumontuoti
valdymo pultelį, kad tas valdymas būtų ergonomiškas ir nereikėtų 3 rankų. Tai montuojam ant vairo rankenos ir pažiūrėsim, kaip sekasi dirbti. Vairalasdė, aukštyn žemyn, į šonus ir išverst. Žiūrėkit, berniukai ir mergaitės, taip turi būti, niekaip kitaip. Nepadėtas ant bagažinės. Aš užbėsiu ne tai pusė, nes aš iškart norėjau tom pasidėti. Nebent turi 2 nykščius. Nu gal yra tokių gabių? Staulės rinktuve montuojamas patikimas Hondos variklis, 200 kubinių centimetrų, pakankamai galingas. Šis variklis turi 3 virteles valdymui, nieko daug nereikia, užsivedat variklį, rankinis akceleratorius, užvedimo 2 virtelės ir tiek. Aptarnavimas labai paprastas. Variklio blokas, hidraulinė sistema, savo hidraulinis bakelis cilindrams užpildyti. Sistema sukurta pakankamai paprastai, kad atsiradus gedimams juos būtų galima pašalinti ir buitiniu metodu. Gal bulvės būtų gerai kas tokio? Žodžiu, žiauriai gerai. Žiauriai gerai. Ir malonumas, ir darbas. Supratom? Kokį čia akmeną paėmėt, ne per didelis? Toks buvo kuo, bet susitraukė. Lietuvoje jau dirba 6 tokie rinktuvai, kaina 10 200 € plus PVM, su pristatymu tiesiai iš gamyklos Danijoje į jūsų namus.